Sveiki. Šio įrašo tema – trečia dirva. Mes pakalbėsime apie 3 dalykus, kurie gali užaugti dirvoje, tai yra mūsų širdyje, ir nusmelkti Dievo žodį. Tai yra padaryti taip, kad Dievo žodis mūsų širdyje neduotų vaisiaus. Jėzus kalbėjo palyginimą apie sėjėją. Aš jau kitur esu minėjus, bet noriu užtvirtinti, kad paties Jėzaus žodžiais šis palyginimas yra raktinis. Kad neapsimeluočiau, pasakysiu eilutę, visą palyginimą rasite Morkaus 4 skyriuje nuo pat pradžių, tačiau kai mokiniai išklauso Jėzaus palyginimo kartu su visais kitais ir kiti žmonės atsitraukia ir tada Jėzaus mokiniai jam užduoda klausimą, paprašo, kad jis paaiškintų tą palyginimą, jisai štai ką pasako, Jėzus. Jisai sako 13 eilutėje, nejaugi nesuprantate šito palyginimo. Ir tada svarbu žodžiai, tai kaip suprasite visus kitus palyginimus. Tai Jėzaus žodžiais tariant, šitas palyginimas yra raktas į kitus palyginimus. Jeigu nesuprasite šito palyginimo, ir kiti palyginimai jums nesusidėlios į vietas. Esu padariusi gana išsamų įrašą apie visą palyginimą, apie sėjėją, o šiandieną labiau susikoncentruosime į trečią dirvą. Aš manau, ten yra dar ką pakapstyti. Bet pradėsime nuo pradžių ir labai greitai iki trečios dirvos. Morkaus 4 skyriuje 3 eilutės. Jėzus sako, paklausykite, štai sėjėjas išėjo sėti. Jam besėjant, dalis grūdų nukrito palei kelią. Ir atskridę padangių paukščiai juos sulėsi. Kiti grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo nedaug žemės, ir greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai išdegė ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti nukrito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos, ir jie nedavė derliaus. Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių, vieni 30-eriopą, kiti 60-eriopą, o treti 100-eriopą. Jis pasakė jiems, kas turi ausis klausyti, te klauso. Tada žmonės atsitraukė ir kai Jėzus pasiliko vienas, aplink jį esantis kartu su 12 paklausė apie palyginimą. Tiesa, čia noriu pasakyti, bent jau mano įspūdis susidaro, kad klausant šito palyginimo jis yra labai paprastas. Jėzus naudoja visiems pažįstamas situacijas, kaip sėjėjas išeina sėti. Bet įdomu, kad žinia už tų pažįstamų situacijų, ji turi būti išaiškinama. Ir išoriškai žmogus, kuris negauna apreiškimo, jisai negali suprasti, apie ką čia Jėzus kalba. Todėl pats Jėzus žodis, logos, turi išaiškinti, ką reiškia šitie paprasti jo pasakyti prieš tai žodžiai. Taigi jisai sako, jums duota suprasti Dievo karalystės paslaptis. Čia irgi įdomu, vadinasi palyginimas, kuriame yra užkoduota Dievo karalystės paslaptis. Taigi jums duota suprasti Dievo karalystės paslaptis, o pašaliniams viskas sakoma palyginimais. Kad jie regėtų, nes sunku neišgirsti ir nepraregėti, nesuprasti šito palyginimo buitiškai, kad jie regėtų, bet nematytų, girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nuodėmės nebūtų jiems atleistos. Ir jis paklausė, nejaugi nesuprantate šito palyginimo? Tai kaip suprasite visus kitus palyginimus? Taigi sėjėjas sėja žodį. Ir čia jisai aiškina. Sėjėjas sėja žodį. Vadinasi, sėklos, kurios krito, yra žodis. Palei kelią sėjamas žodis, tai tie, kuriems vos išgirdus, tuoj pat ateina šėtonas ir išplėšia jų širdyje pasėtąją sėklą. Morkaus Evangelijoje dar yra papildymas, kad tie, kurie palei kelią, pati pirmoji dirva, palei kelią išbarstytos sėklos, tai tie, kurie išgirsta, bet nesupranta. Todėl atskrenda iš karto priešas ir pavogė tą žodį pasėtą širdyje, išplėšė netgi. Toliau sako panašiai, yra su antra dirva.
Panašiai yra su tais, kurie pasėti uolėtoje dirvoje, išgirdę žodį, jį to jau su džiaugsmu priima. Vadinasi, suprato, priėmė, bet jie neturi savyje šaknų ir išsilaiko neilgai. Ištikus kokiam sunkumui ar persekiojimui dėl žodžio, jie to jau pasipiktina. Tai čia buvo pirmos dvi dirvos. Jie apibendrintai, pirma dirva girdėjo, bet nesuprato, todėl priešas tiesiog išplėšė iš jų pasėtą į Dievo žodį. Antra dirva girdėjo, suprato, priėmė su džiaugsmu, bet išsižadėjo atėjus išbandymams. Ir dabar bus trečia dirva. Sako, kiti sėjami tarp erškėčių, jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpesčiai, turtų apgaulė ir sukilę geismai kitiems dalykams nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas. Vadinasi, trečia dirva išgirdo, suprato ir net kaip ir neišsižadėjo. Tačiau tai, kas toje dirvoje buvo apart žodžio, tai nusmelkė patį žodį. Ir vat šiandien ir pakalbėsim apie tuos, ten paminėti yra 3 dalykai, kurie buvo toje dirvoje, okupavo tą teritoriją ir žodis negalėjo duoti vaisiaus. Jis tiesiog buvo nusmelktas. Noriu priminti, kad dirva yra mūsų širdis. Joje yra siejama žodis. Tik tais tu negali apart šalia kažkur kitur. Negali būti siejamas žodis. Jis turi būti siejamas, kad būtų klausimas. Tada tikėjimas iš klausimo ir duodamas rezultatas. Bet tam, kad duodamas būtų rezultatas, dirvos pozicija, dirvos švarumas tame dalyvauja. Žodis iš savęs, jis yra negendantis. Parašyta kitoje vietoje, Biblijai Petro laiške, kad yra, vadinasi, incorruptible seed of God. Tai negendanti Dievo sėkla. Tai va, Dievo žodis kaip sėkla, jis nėra gendantis. Brokuotas ne Dievo žodis būna, jeigu nėra vaisiaus, po to, kai ta sėkla yra pasėjama. Jėzus pasakoja apie, dabar va, yra 3 situacijos, kurios net neša vaisiaus. Tai pirma, kai yra išgirstama, nesuprantama, tiesiog velnias išplėšė. Ta gera sėkla, velnias išplėšė. Antra dirva suprato, priėmė su džiaugsmu, atėjo išbandymas, jie uolėta dirva buvo, ne žodis blogas. Ir trečia dirva geras žodis, sėjamas, bet ten jau yra 3 dalykai, kurie konkuruoja su Dievo žodžiu ir jie iš tikrųjų laimi tą kovą ir Dievo žodis neduoda vaisiaus. Tai gerai, dabar pasižiūrime. Šitą eilutę, jeigu pradedi žiūrėti kitose vertimuose, labai įdomiai išsipakuoja. Taigi, standartiškai šitame vertime, kurį aš skaičiau, tai skamba taip. Morkaus 4.19, mes aplink šitą eilutę pasisuksime visą likusį laiką. Tai skamba taip. Bet pasaulio rūpesčiai, turtų apgaulė ir sukilę geismai kitiems dalykams nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas. Tai matome 3 dalykus, kurie tą žodį nusmelkia. Tai yra pasaulio rūpesčiai, yra turtų apgaulė ir sukilę geismai kitiems dalykams. Kaip vėliau paaiškės, visi šitie 3 priešai Dievo žodžio arba tie konkurentai, jie yra iš skirtingų kategorijų ir veikia per skirtingus kanalus. Mes to jau pasižiūrėsime. Bet prieš tai aš noriu tiesiog paskaitysiu, kaip tai skambėtų, jeigu mes tiesioginį vertimą padarytumėm iš kitų vertimų į anglų kalbą. Pavyzdžiui, Amplified Bible skambėtų taip, kad šio pasaulio rūpesčiai ir vargai, arba, kitaip tariant, trikdžiai ir pasaulio malonumai, taip pat apgaulė, tai yra netikras suteikiamas saugumas, žavesys turto arba garbės ir taip pat aistringi pageidimai visiems įmanomiems kitiems dalykams. Jie atslenka, atšliaužia ir užgesina, užsmaugia Dievo žodį pasėtą jūsų širdyje ir jisai tampa nevaisingas. Tai Amplified Bible iš tikrųjų tuom ir pasižymi, kad jinai išdidina
kiekvieną aspektą eilutėse jinai išdidina, dėl to ir vadinasi amplify. Tai dažniausiai būna dvigubai ilgesnės eilutės. Šiaip įdomu dėl efekto paskaityti būna. Kitas vertimas, kuris iš viso yra iš kitos pusės perkramtytas ir sukramtytas, tai Contemporary English version, skambėtų taip, kad žmonės, kuriuose pasėta štai trečios dirvos žmonės, jie pradeda rūpintis dėl savo gyvenimo poreikių, taip pat jie yra apkvailinami noru būti turtingi ir turėti daug įvairių kitų daiktų. Taigi, dėl to pasėta žinia yra užsmaugiama ir jie niekada neatneša vaisiaus. Štai taip skamba šita moderni anglų kalbos versija. Taigi paimam tuos tris, aš į lentelę juos susidėjau, tuos tris priešus Dievo žodžio. Ir pasirašiau, koks veiksmas arba kokia mūsų širdies pozicija pritaikoma yra kiekvienam iš jų. Tai pasaulio rūpesčiai būtų susijęs su negatyviu veiksmu, tai yra rūpinimasis, nerimas, netikėjimas, negatyviu ir šiaip iš tikrųjų pagal Dievo žodį nuodėmingu. Turtų apgaulė susijusi su nesusivaldymu, su godumu, gobšumu ir polinkiu į malonumus, o geismai kitiems dalykams tai aistra, geiduliai, troškimai. Koks priešnuodis arba, kaip čia su visais pesticidais, herbicidais naikina priešus derliaus mūsų laukuose, tai koks priešnuodis yra šitiems trims, kiekvienam iš šitų trijų priešų. Kiekvienam yra skirtingas. Tai pasaulio rūpesčiai būtų tikėjimas, yra priešnuodis, ir pasitikėjimas Dievu, dėkingumas. Turtų apgaulė tai davimas, dosnumas. Kai tu viską išdalini, ką turi, tampi upė ir tau niekada nieko netrūksta, nes tu visą laiką gyveni tik iš Dievo malonės, o ne iš savo santaupų. O geismai kitiems dalykams tai yra susivaldymas, nedavimas savo kūno narių nuodėmei viešpatauti. Tai va toksai santrauka to, ką mes toliau kalbėsime. Noriu pabrėžti, kad visi šitie trys punktai, šitie trys priešai, jie įtakoja vaisiaus davimą. Ne vienas iš jų, tai yra, pavyzdžiui, sakysi, aš neturiu potraukio turtams, bet aš šiek tiek nerimauju dėl savo rūpesčių, turiu rūpesčių, nerimauju dėl aprūpinimo. Tai lygiai tas pats. Bent vienas iš šitų trijų dalykų ir iš karto yra Dievo žodis nevaisingas, neduoda vaisiaus. Taigi visi šitie trys punktai įtakoja vaisiaus davimą. Vaisius iš tos Dievo žodžio sėklos būna tada, kai šitų trijų nėra. Ne vieno iš jų nėra, o visų trijų nėra. Tai yra iš tikrųjų pamatinis dalykas. Taigi pirma, pasaulio rūpesčiai. Kitose vertimuose, jeigu mes pasižiūrėtumėm į angliškus vertimus, jų yra daugybė, atkreiptumėm dėmesį, kad žodžiai, kurie yra naudojami išversti kaip rūpesčiai, jie nekalba apie dalykus, tai yra tai, dėl ko rūpinamės, o apie patį veiksmą, apie rūpestį. Tarkim, kitur išversta worries of this life arba cares of this life. Tai reiškia tai, kas tau sukelia rūpestį, kas tau sukelia viduje nerimą. Kitur netgi išversta anxieties, tai reiškia baimės. Ne tik, kad nerima, bet netgi tai pereina į baimę, kai tu baiminiesi dėl kažko. Tu baiminiesi dėl kažko. Vienas vertimas, tai būtent Amplified Bible, kalba net ne apie nei nerimą, nei rūpestį, bet labiau apie išsiblaškymą šio pasaulio. Tai, kas tave išblaško, iškoncentruoja. O viename vertime netgi priartėja prie pačios esmės, apie tai, ką dabar ir kalbėsiu. Kalbama, kad ne rūpesčiai pasaulio, tačiau mintis šio pasaulio. Tai yra tai, apie ką sukasi tavo mintis, apie šio pasaulio dalykus, dėl kurių tu rūpiniesi, nerimauji, baiminiesi, tai va tos mintis. Ir išversta yra būtent mintis, nes vis mąsto ir mąsto ir mąsto apie šio pasaulio dalykus.
Tai visų pirma, kas tai nėra? Kas tie pasaulio rūpesčiai? Nes aš girdėjau daugybę įvairiausių pamokslų būtent apie šitą, apie pasaulio rūpesčius. Tai kas tai nėra? Anksčiau aš galvodavau iki šiol, kad pasaulio rūpestis šitame kontekste čia yra kalbama apie bizeką, kad tai yra tiesiog busy žmogus, jisai yra užsiėmęs suita, taip sakant rusiškai. Jis yra užsiėmęs, kažkame pastoviai verda. Tai yra įvairūs darbai, kuriuos reikia atlikti, įvairios buitinės detalės. Ir dabar, kai aš turiu ir jau turėsiu 5 vaikus, kai turiu vaikų, mes mokomės namie, kai reikia tos namus prižiūrėti ir kai reikia tvarkyti, kai turim gyvulių, neturėti ką veikti yra neįmanoma. Ir dėl to norisi iš karto galvoti, vadinasi, aš jau automatiškai esu diskvalifikuota nuo potencialaus davimo vaisiaus Dievo žodžio. Todėl, kad aš iš tikrųjų gyvendama, aš ir mano vyras, gyvendami ne mieste, kai tu viską gauni patiektą ant lėkštutės, kai tu gyveni kaime, yra šitiek daug iššūkių, su kuriais tu turi tiesiog kiekvieną dieną juos išspręsti. Tie iššūkiai kartais gali būti visiškai tavo, tu net prie to nepridedi pirštų. Tai kokios nors liūtis, užklimpę keliai, užsnigti keliai. Tai yra visiškai kitoks gyvenimas negu mieste. Ir tada, kai vienas po kito pradeda susidėlioja tam tikri elementai, tau atrodo, kad tu visas ir paskęsti tuose rūpeščiuose. Ir tada save apsikaltini, kad tada jau tau tu viskas, jau nebetinkamas esi. Kita vertus, aš galvodavau taip pat, kad galbūt, kai žmogus yra visą save sudėjęs į savo, tarkim, darbą, karjerą, kad tai yra jo pasaulio rūpesčiai. Ir tada automatiškai norisi galvoti, kad, reikėtų, kad visi nedirbtų. Visi išeinam iš darbų, nustojame rūpintis tuo, ką mums sako darbdaviai, dirbti viršvalandžius, pavargti kažkur dirbant, nustojame ir tiesiog gyvename dėl Dievo ir Dievo karalystės. Aš nemanau, kad tai yra blogai. Aš tiesiog manau, kad tai nėra visada įmanoma. Paulius apaštalas yra pasakęs, kad mes turime dirbti savo rankomis. Dirbti savo rankomis, kad galėtumėm aprūpinti ne tik save, bet ir tuos, kurie stokoja. Šiais laikais negali visas pasaulis imti dirbti savo rankomis, tarkim, darže sėdėti. Yra didelis šansas, kad tu turėsi eiti dirbti kažkokį samdomą darbą. Ir tai nėra pasaulio rūpestis. Tai nėra apie tai, apie ką kalba, nes pats Paulius, jeigu atsimename, apaštalų darbuose parašyta, apaštalų darbo 18 skyriui. Jisai aparašo, kaip jisai atvyko į Korintą, kaip ten susipažino su viena šeima, Akvilu ir jo žmona Priscilė. Ir parašyta, kadangi mokėjo bendrą amatą Paulius ir šitie žmonės, jisai pasiliko ten dirbo, jie vertėsi palapinių audimų ir kiekvieną šabą Paulius kalbėdavo sinagogoje, įtikinėdama žydus ir graikus. Kiekvieną šabą jisai kalbėdavo sinagogoje, bet vadinasi, tarp tų šabų jisai vertėsi palapinių audimų. Ir aš taip pagalvojau, jeigu tu vertiesi kažkokiu tokių rankų darbo, ar šiais laikais pavadintum kažkokiu verslu, jeigu tu tuom vertiesi, kad viskas vyks sklandžiai, kiekvieną dieną, kiekvienas įrankis veiks sklandžiai, nepritrūks medžiagos, kažkoks kitas nenumatytas atvejis neatsitiks, yra neįmanoma. Vadinasi, paprastų, įprastų buitinių dalykų nutikdavo Pauliui. Ir skaitant iš to, kaip jisai visas, pavadinsiu tą paauglišką žodį, išsitaškė, kaip jis išsitaškės buvo tarnystės metu. Kaip jisai sako, buvom ir piratų pavojus, ir dykumos pavojus, ir miestų pavojus, ir jūros pavojus. Kiek jisai turėjo daug keliauti, kiek jisai daug tarnystėje turėjo atlikti. Tai vietomis gali atrodyti, kad jisai tikrai bizekė nuolatiniam buvo. Jisai negalėjo, jis neatsiskyrė į dykumą, į kažkur į olą,
ant kalno viršūnės ir nėjo šlovinti Dievo ir tik tai su juo bendrauti. Jisai buvo bizekė. Jis užsiėmęs dirbo Dievo karalystėje ir tame tarpe ir pasirodo netgi vertėsi amatu. YouTube atsimenu, kažkada žiūrėjau toks vienas žmogus šlovintojas, kuris savo gyvenimą yra paskyręs nuolatos būti vis atsiskirti, tai vieną vietą nuvažiuoti, tai kitą vietą nuvažiuoti. Ir praleisti labai daug laiko su Dievu, gauti šio žodį, šlovinti jį. Ir kai jisai ir įrašus daro, tu matai, kad kalba ramus žmogus, toksai visas atrodo išsiilsėjęs, išsibuvęs su Dievu. Ir tada tu galvoji, o čia aš, 4 tuo metu vaikų mama, visą laiką kažkokiame lėkime, mano laikas suskirstytas minutėmis. Ir aš žiūriu tą brolį Kristuje ir galvoju, tai vadinasi, aš kažką neteisingai darau. Tada išjungi YouTube, atsisėdi ir galvoji, aš vadinasi esu toj 3 dirvui. Ir tada pagalvoju, bet tai Dievas duodamas man 4 vaikus, įkvėpdamas iš tikrųjų tikiu, kad Dievo buvo idėja mūsų šeimai, kad mes mokintumėme vaikus namie. Duodamas tokią idėją, jisai taigi žino, kad su tuo bus susiję daug rūpesčių. Vadinasi, tai nėra tie rūpesčiai, kurie užgožia Dievo žodį. Tai būtent nėra tie rūpesčiai, kurie užgožia Dievo žodį. Ir tą aš noriu tiesiog padrąsinimą dabar ištransliuoti visiems. Tas gyvenimas, kuris tau nutinka, tebūnie mašina sulūžta. Jeigu gyvenate name, kažkas namui atsitinka, arba tebūnie stichinė kažkokia, tai audra, sniegas, snygis, dingsta elektra, ten, jeigu turit gyvulių ir paima ir kažkoks gyvulys užsiožiuoja ir tada reikia spręsti, ką su juo daryti, ar daržai, ar dar kažkas, tai jeigu jūs visame, kame sukatės ir galvojate, kad o dabar aš toj 3 dirbui, tai išklausykite, ką aš toliau pasakysiu ir tada darykite išvadas ar 3 dirbui. Bet vien todėl, kad jūs esate tokiame apsčiame gyvenime, kuriame daug vyksta įvairių dalykų, ypač jeigu jūsų šeima yra gausi ir didelė. Iš karto neskubėkite apsikaltinti save, kad jūs būtinai esate 3 dirbui. Nes aš kai ką papasakosiu, ką aš pati atradau ir galvojau, oho, to nepastebėjau. Vienas iš tokių dar eilučių, ką aš noriu irgi padrąsinti, yra ši. Žiūrėkite, ką Paulius rašo Timotiejui. Dabar dar kartą skirta tiems, kurie arba kitus kaltina, rodydami pirštais, o žiūrėk, kokieme jie užsivertę darbais. Tai jie tik tais pasaulio rūpesčius ir gyvena. Išgirskite, ką rašo Paulius Timotiejui. 1 Timotiejui 3. Kalbama apie reikalavimus vyskupui. Geras turi būti vienas iš reikalavimų. Jis turi būti geras, savo namų šeimininkas ir toliau prideda. Jei kas nesugeba šeimininkauti savo namuose, kaipgi jis pasirūpins Dievo bažnyčia. Šeimininkavimas yra susijęs su daugybė buitinių dalykų, kuriuos reikia išspręsti kiekvieną mielą dieną. Ir todėl, jeigu pas vieną tų dalykų daugiau ar mažiau, tai nereiškia iš karto, tai nėra tiesioginė išvada, kad tas žmogus yra paskendęs pasaulio rūpesčiuose. Tiesiog gyvenimas nutinka, angliškas išsireiškimas yra life happens. Tai būna. Ir tai dar nereiškia, kad jis yra 3 dirba. Diakonui reikalavimus tam pačiam laiške Paulius rašo, sako, diakonai tebūna vienos žmonos vyrai, gerai prižiūrintis vaikus ir savo pačių namus. Gerai priežiūrai tu turi suktis, tu negali sėdėti kiekvieną, gerai priežiūrai tu turi dirbti savo rankomis. Tu turi eiti kažką pataisyti, tu turi eiti kažką, jeigu reikia nupirkti, įsigyti, pasodinti, pamaitinti kažkokius tai gyvulius, jeigu tu mieste, tu vis tiek turi prižiūrėti tą visą gyvenimą. Nuvežti, parvežti, tai tiesiog natūrali gyvenimo eiga ir tai nereiškia, kad tu esi 3 dirba.
Aš kažkaip tikrai mąstau, kad nieko dvasingo nėra, kai tu viską pameti, visus rūpesčius. Reikėtų galbūt lietuviškai žodžius kitokius vartoti. Visus dalykus, kurie nutinka tavo gyvenime, staiga meti, palieki šeimą, kad jinai tuose dalykuose virtų ir sakai, aš turiu atsitraukti nuo pasaulio rūpesčių, kad aš galėčiau būti vaisingas Dievo karalystėje. Man atrodo, tai nėra teisinga pagal Dievo žodį. Dėl to, kad pasaulio rūpesčiai nėra tie dalykai, ne aplinkybės užgožia Dievo žodį. O tai, ką tu su jom darai, tai tavo mintis. Ir tu mintis gali su savim išsivežti į bet kokį nuošalų namelį, kur tu nori praleisti laiką su Dievu. Tu vis tiek ne aplinkybės tave persekios, o tavo mintis apie tas aplinkybės. Tai jeigu mes pasižiūrėjom, kas tai nėra, kad tai nėra tas gyvenimas, kuris tau nutinka, tai kas yra tas pasaulio rūpesčiai? Tas žodis yra susijęs ne su tuo, kas nutinka, o su tuo, kas vyksta tavyje. Tai yra rūpestis. Nuo žodžio rūpintis. Graikiškas žodis yra merimna ir jisai reiškia rūpestis arba nerimas. Kai nerimas žodis yra kilęs iš kito graikiško žodžio, kuris reiškia atskirti, atitraukti dėmesį, sukoncentruoti dėmesį į kitą dalyką. Ne apie dalyką eina kalba, o apie dėmesio nukreipimą į tą dalyką. Va čia jau atsivinioja truputėlį esmė. Ne pasaulio rūpestis nėra kažkas, kas nutinka tau, tarkim, sulūžta mašina. Pasaulio rūpestis yra, kai tu visą savo dėmesį tada atitrauki nuo Dievo žodžio, nuo Dievo paveikslo, nuo jo tikėjimo juo ir tu sutelki į tą mašiną. Tada tai tampa pasaulio rūpesčiu. Per ką veikia pasaulio rūpestis? Kaip tai iš viso tampa rūpesčiu? Iš aplinkybės, kaip tai tampa pasaulio rūpesčiu, kuris užgožia Dievo žodį. Mato 6 skyriuje pasižiūrėkime vieną eilutę, tiksliau, čia ne viena eilutė, čia visas paragrafas didelis. Nuo 24 eilutės sako, niekas negali tarnauti 2 šeimininkams. Arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kitą niekų vers. Negalima tarnauti Dievui ir mamonai. O nepastebėjote, kad po šito Jėzaus pasakymo, kad negali būti 2 šeimininkai žmonės, toliau eina žodelis todėl. Vadinasi, tai, ką aš toliau pasakysiu, yra susijęs su tarnavimu 2 šeimininkams. Jeigu iš konteksto išimtumėm tą eilutę tarnauti Dievui ir mamonai, tai čia mes galėtumėm ir prie turtų apgaulės priskirti. Tai čia nori žmogus praturtėti, negali tarnauti Dievui ir mamonai. Ne, Jėzus tai sieja tiesiogiai su rūpesčiu. Štai žiūrėkite. Taigi, iš karto seka žodis. Todėl, kadangi jūs negalite tarnauti Dievui ir mamonai, neįmanoma tarnauti 2 šeimininkams, todėl sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę. Vadinasi, jeigu rūpinsies, tada tarnausi mamonai. Taigi nesirūpinkite savo gyvybę, nesirūpinkite, ką valgysite ar gersite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite, argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Pamenate, kai sakiau, tai ką, prieš kelias minutės, kad šitame palyginime apie sėjėją pasaulio rūpesčiai, jie nėra tai, kas nutinka su tavim. Tai ne aplinkybės, o tai, ką tu su jomis darai. Šita eilutė dar labiau tai iliustruoja. Jisai sako, nesirūpinkite savo gyvybę, tuo, ką gersite, savo kūnu, kuo vilkėsite. Šitie dalykai ne tik, kad nutinka, tau reikia pavalgyti, gert, apsivilk, kur miegot, tu turi kažkaip gyvas išlikti. Šitie dalykai ne tik, kad šiaip aplinkybės, kurios nutinka, jos yra mūsų gyvenimo dalis. Ir tu gali tiesiog laisvai gyventi ir nesirūpinti dėl to, ir gali rūpintis dėl to. Ir jeigu tu dėl to pradedi rūpintis,
pasak Jėzaus, vieną eilutę į viršų žiūrim ir jisai sako, tada tu gali pradėti tarnauti 2 šeimininkams. Jeigu tu dėl to suksi galvą, tu galvosi, tu rūpinsies dėl šitų dalykų, kurie iš tikrųjų visiems yra baziniai ir reikalingi. Toliau kalba Jėzus apie padangių paukščius, atsimenat apie lauko lelijas, kaip Dievas jais rūpinasi. Ir tada sako, jeigu Dievas taip aprengia laukų žolę, kalbant apie lauko lelijas, kuri šiandien žaliuoja, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis mažatikiai? Tas pats žodis pasirūpins ir tada vadinasi, mes matome, kad tas rūpestis turi būti ne mūsų darbas, o Dievo darbas. Rūpintis tais dalykais, kurių mums reikia, turėtų būti jo darbas. Todėl nesirūpinkite ir neklausinėkite, ką valgysime, ką gersime arba kuo vilkėsime. Dar kartą primenu, tai nėra blogi dalykai. Valgys, gėrimas, drabužis, tai yra tiesiog baziniai, visiems reikalingi dalykai. Tačiau jais rūpintis turime ne mes, o mūsų tėvas danguje. Ir jais rūpinasi mūsų tėvas danguje. Sako, Jėzus visų šitų dalykų ieško pagonis. Na tai taip, todėl, kad visiems jie reikalingi. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Ar šitą kada nors pagalvojot, kad jisai žino, kad mums viso to reikia? Jam priminti nereikia, jisai žino. Žino, kad jums reikia pavalgyti, atsigerti, apsirengti. Jisai rūpinasi, jisai žino. Kai Elijui reikėjo pavalgyti, jisai buvo dykumoje, jam varnai atnešė valgyti. Jisai žino, kad jums to reikia. Jums papildomai dėl to rūpintis nereikia. Pirmiausia, sako Jėzus, tai ne šitais pačiais svarbiausiais, baziniais dalykais reikia rūpintis. Tai pirmiausia, ne jais rūpintis, o pirmiausia, reikia ieškoti Dievo karalystės ir jo teisumo. O visa tai, tai, ko jums reikia, ir Dievas apie tai žino, tai jums bus pridėta. Vadinasi, pasaulio rūpestis tada būtų, kad tu vietoj to, kad ieškotum Dievo karalystės, tu pradedi rūpintis ir ieškoti kitų dalykų, kurių tau reikia, iš tikrųjų legitimiai reikia, nėra taip, kad tu susigalvoji, nes jeigu tu jau pertekliaus imi ieškoti, mes turėtume eiti kitą kategoriją, tai yra turtų apgaulė. Bet jeigu tu tiesiog ieškai tų dalykų, kurių tau šiaip reikia, ir tu visiškai apleidi Dievo žodį, Dievo karalystės reikalus, nes tu sakai, man reikia pasirūpinti savo šeimą, man pirmiausia reikia pasirūpinti, ir tu visą savo dėmesį, visą energiją ir mintis nukreipi į tuos dalykus, tai yra pasaulio rūpesčiai. Aš dar ir pakartosiu, ką čia Jėzus sako. Sako, pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai jums bus pridėta. Taigi, nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo. Čia žodis tas nesirūpinkite, jo šaknis yra ta pati kaip ir pasaulio rūpesčiai. Čia žodis panaudotas kita forma ir jis reiškia, tai yra mintimis rūpintis savo poreikiais. Angliškai šitą eilutę nesirūpinkite rytdiena. Jisai kalba, kitaip visiškai išversta, tai reiškia nemąstykite apie rytojų. Tai, ką mes kalbame apie nesirūpinkite rytdieną, angliškam vertime kalbama apie mąstymą, apie mintis, apie rytojų. Taigi dabar dar arčiau prieinu prie esmės. Kalbama yra apie mintis, apie tai, kas sukasi mūsų galvoj. Iš to, kas gimsta mintise, toliau eina į veiksmą. Bet tai, kad tu, nes kartais iš tikrųjų, tas bizekas, tas gyvenimas, kuris tau nutinka, ir tu jame paskęsti. Išoriškai tu nepamatysi ribos, kada tai jau yra pasaulio rūpestis, jau viskas, tu jau esi pagautas. O kada tiesiog tau nutiko gyvenimas ir tu buitiškai sprendi. Atpažinti galima tik pagal mintis. Tai, kas vyksta prieš tavo visus veiksmus, kas vyksta tavo mintise.
Todėl, kad tu gali, tu iš tikrųjų, tu žinai, kad tu pasitikė Dievu, tu žinai, kad jisai viskuom pasirūpins, bet tiesiog fiziškai reikia kažkokius dalykus padaryti, tarkim, nuvažiuoti kažką parsivežti, nuvažiuoti paimti, nuvežti kažkur mašiną, įdėti mašiną, tarkim, į skelbimus ar nusipirkti mašiną iš skelbimų. Aš dabar apie mašiną kalbu, nes mums čia labai aktualu, paskutinėmis dienomis labai aktualu. Tai vat, tai, kad tu kažką turi fiziškai atlikti, dar nėra pasaulio rūpesčiai. Bet jeigu tavo mintis yra sutelktos į nerimą, į netikėjimą ir iš to kyla tokie karštlygiški, kartais iš viso net neracionalūs veiksmai, tai jau pagautas, tai yra pasaulio rūpesčiai. Tad nuo tiesiog buitinių aplinkybių pasaulio rūpesčius skiria mūsų mintis, tai kas vyksta mumyse. Tos aplinkybės gali būti vienodos, bet jeigu mūsų mintis jau pradeda linkti link baimės, nerimo, kažkokio netikėjimo, tai yra pasaulio rūpesčiai. Tas žodis nesirūpinkite, ten, kur aš jums va tik ką minėjau, kad tai yra mintimis rūpinti savo poreikiais. Mintimis, mintyse. Kitur jis dar panaudotas Mato 10 skyriui, sako, kai jie jūs įskūs, jeigu atsimenat, Jėzus sako apie persekiojimą. Sako, kai jie jūs įskūs, nesirūpinkite. Angliškai sako, nemastykite. Kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Taigi mes jau apžvelgėme, kas nėra pasaulio rūpesčiai, kad tai nebūtinai yra gyvenimas, kuris tau nutinka, buitiniai aspektai. Tada apžvelgėme, kas yra pasaulio rūpesčiai. Tai yra mūsų širdies nusistatymas į tuos dalykus, kas nutinka mums. Taip pat tada mes apžvelgėme, per ką veikia, per ką tie gyvenimiški dalykai tampa jau pasaulio rūpesčių. Tai per netikėjimą, nepasitikėjimą. Kai tu visomis savo jėgomis bandai ieškoti to, ko sako Jėzus, neieškokit, Dievas jums tą duos. Nesirūpinkit šitais dalykais. Ir dabar paskutinis aspektas, kaip įveikti. Kaip įveikti šitą priešą tavo dirvoje, tos rūpesčius. Tai užuomina Filipiečiams 4 skyriuje, sako 6 eilutėje, niekuo nesirūpinkite, tai kitur parašyta nesibaiminkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymus su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Vadinasi, priešnuodis koks yra? Malda, prašymas, padėka. Kai jau nori rūpintis, malda, prašymas, padėka. Dėkingumas iš tikrųjų yra vienas iš svarbiausių priešnuodžių. 1 Petro 5:7 rašo, sako, meskite ant jo visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Tai visi rūpesčiai, kurie, tik aš dar kartą sakau, iš tiesiog gyvenimo kylančios aplinkybės dar nėra rūpestis. Ką tu su tom aplinkybėm darai yra rūpestis, nes net jeigu tu tai numesi ant Dievo, tau staiga neišgaruos kažkas, kas tavo gyvenime tiesiog tu susidūrei su kažkokiu tai dalyku savo gyvenimo kelyje. Aš nekalbu čia ne apie sveikatą, čia ne ta tema. Tema yra kažkas, kas nutinka tiesiog reguliariems paprastiems žmonėms kasdieną. Tai tiesiog neišgaruos, kai tu numesi tai ant Dievo. Bet vis tiek Petras sako, meskite ant jo rūpesčių savo, nes jis rūpinas jumis. Tebūnie tie dalykai, kurie ateina link jūsų, tebūna dalykai, aplinkybės. Tai netampa jūsų rūpesčių ir galvos skausmu. Tiesiog atiduokite tai Dievui, tą jis turi omeny, o ta žodis meskite reiškia, kai tu fiziškai kažką ant kažko užmeti. Naštą, nešulį, rūbą. Štai ką reiškia, kai sako Petras, meskite ant jo. Tesalonikiečiams laiške raktas dar vienas duodamas, sako Paulius, už viską dėkokite, todėl kad tokia yra Dievo valia jums Jėzuje Kristuje. Ir būtinas aspektas šioje dalyje yra tikėjimas. Tai yra būtinas aspektas, štai Morkaus 11:23 visiems žinoma, kas ten parašyta, bet aš dar kartą pasakysiu. Iš tiesų sakau jums, sako Jėzus, kas besakytų šiam kalnui,
pasikelk ir meskis į jūrą ir savo širdyje neabejotų, bet tikėtų, kad įvyks tai, ką sako, jis turės ką besakytų. Neįvyksta dabar. Abrakadabra ir jisai staiga metasi į jūrą. Jis sako, įvyks tai, ką sako. Todėl sakau jums, ko tik prašote melsdamiesi, tikėkite, kad gaunate ir jūs turėsite. Vadinasi, tikėjimas, kai tu susiduri su tais dalykais, kurie nutinka aplinkybėmis, kurie nutinka tavo gyvenime. Jeigu kažkurios aplinkybės yra nepalankios ir tu tiesiog žinodamas, kad Dievas pasirūpins tuom, tu dar ir Dievo prašai. Tu va tą metimą ant jo rūpesčių išreiški per maldą, per prašymą, per dėkojimą, kaip sako Filipiečiams laiške. Ir tu jo prašai, tu atsigręži į jį ir prašai, ir tu kreipiesi į tą aplinkybę. Ir tu sakai, meskis į jūrą, pasitrauk. Ir tu neabejoji, kad dėl to, kad tavo tėvas yra už tave, kad taip ir įvyks, kad jisai pasitrauks iš tavo kelio. Juo bus pasirūpinta. Tau nereikia dabar aplink jį šokinėti ir visą savo dėmesį į jį sutelkti. Ir sako, jeigu tikėsite, melsdamiesi, jūs ir turėsite. Bet raktinis žodis visgi yra tikėti, neabejoti. Su tuo abejonė netikėjimu Petras, jisai irgi suabejojo, eidamas vandeniu. Bet jisai savo žvilgsnį sufokusavo visgi į Jėzų. Jėzus padavė jam ranką ir jie abudu grįžo prie valties. Tai tuo momentu, jeigu tu suabejoji, tu pasižiūri iš šono, kitur, nukreipi savo mintis, pradedi rūpintis ir nerimauti, juk iš to pakilti įmanoma. Tai nebūk tame ilgai, paimk ir pakilk. Vien tik tai, kad tu susirūpinai akimirkai kažkokiu dalyku, tai dar neanuliuoja Dievo žodžio, išrauk tai. Ir tegul toliau Dievo žodis auga tavo širdyje, švarioje erdvėje, be jokių rūpesčių. Rūpestis nėra aplinkybės, nuo jų nepabėgsi. Rūpestis yra tavo viduje, širdyje kylantis. Ir turi kovoti ne su aplinkybėmis šiuo atveju, o su netikėjimu, nes aplinkybėmis bus pasirūpinta. Tu turi kovoti su savo vidinė, širdies vidiniu nusistatymu. Tai yra ne taip, kas su tavim nutinka, o kaip tu į tai reaguoji. Ir šitą dalį, nes, akivaizdu, kad vėl jų turi būti daugiau nei viena, arba aš į 3 valandas turėčiau tada viską sudėti. Į šitą dalį aš tada užbaigsiu taip. Yra Izaijo pranašystėje 23 skyriuje tokia eilutė. Sako 3 eilutė, tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki tavimi. Lietuviškai taip skurdžiai skamba, jeigu nepasižiūri iš kelių kampų, iš originalaus teksto vertimo ir iš, tarkim, angliškų kelių vertimų. Tai ką sako Karaliaus Jokūbo versija? Sako, tu išlaikysi jį tobuloje ramybėje. Tuos, kurių mintys yra sutelktos į tave, nes jie tavimi pasitiki. Kitoje versijoje, New Living Translation, rašoma, tu išlaikysi juos tobuloje ramybėje, tuos visus, kurie tavimi pasitiki, kurių mintis yra sufiksuotos į tave. Prilipdytos į tave, tiesiog sucementuotos į Dievą. Ir vėl modernus angliškas vertimas skambėtų taip. Viešpats Dievas duoda tobulą ramybę tiems, kurių tikėjimas yra tvirtas. Dabar iš kito kampo pasižiūrės, čia iš angliškų vertimų pažiūrės, o pažiūrės iš kito kampo, iš originalo. Tas žodis tobula ramybė yra hebrajiškas žodis panaudotas šalom, 2 kartus. Kai hebrajiškas žodis panaudotas 2 kartus, tai vat ir reiškia tobulas, jau jam nieko netrūksta. Žodis šalom mes žinome kaip tiesiog ramybė, tačiau jis nėra vien tik ramybė. Šalom yra absoliučiai tobulumas. Tai reiškia, kai tau nieko netrūksta, kai tu esi visiškai pasotintas, aprengtas,
apsaugotas, esi taikoje su Dievu, su aplinkiniais. Tu esi tiesiog ramybėje. Tai va ta žodis šalom, jis yra visapusiškas. Tai tiems, čia pažadas yra, Biblija yra pažadas, tiems, kurių mintys sutelktos į Dievą, kurie pasitiki Dievu, jiems bus suteiktas šalom šalom. Tai yra taika, ramybė, pasitenkinimas, aprūpinimas, sveikata. Taip pat šitas žodis reiškia well-being, sveikata, tiesiog gera savijauta. Tie, kurie pasitiki Dievu. Aspektas yra ne į daiktų arba dalykų stygių, perteklių tavo gyvenime ar rūpesčių nebuvimą tavo gyvenime, kažkokių dalykų, dėl ko tu turi pasirūpinti. Širso lietuvių kalba labai paini šito atžvilgiu yra. Esmė yra ne, kad čia tai nereiškia, kad tau nebus kažkokių dalykų, kuriuos tu turėsi išspręsti. Bet jeigu tavo mintis bus sutelktos į Dievą, viskas išsispręs. Kažkokiu būdu viskas vis tiek išsispręs. Bet tu ramybė bus ne tada, kai tu juos išspręsi tuos dalykus, o tada, kada tu sutelksi savo mintis į Dievą, nepaisant tų dalykų. Ir visiškai paskutinė eilutė. Jono 14. Man labai gražu yra, nors Naujasis testamentas graikų kalboje parašyta, bet akivaizdu, kad Jėzus apie tą pačią ramybę čia kalba. Sako, aš palieku jums ramybę, ne kaip pasaulis duoda. Vadinasi, yra dvi ramybės. Gali būti pasaulio ramybė, gali būti ta ramybė, kurią duoda Jėzus. Ir toliau tada jisai prideda, te nebūkštauja jūsų širdis ir te neišsigąsta. Jisai kreipia dėmesį ne į tai, kas vyks su jais pasaulyje, kol jie bus šitoje žemiškoje kelionėje, tai taikoma ir mums. O į mūsų širdis, te nebūkštauja jūsų širdis ir te neišsigąsta. Dievas duoda mums ramybę, bet tas kanalas, kaip mums tą ramybę gauti? Jisai duoda, jisai yra ištiesęs ranką, va, imk. Bet tą ramybę gauni, kai tu savo mintis, savo tvirtą tikėjimą, tu įcementuoji į patį Dievą. Tai, kas aplinkui ateina, gyvenimo aplinkybės. Jeigu mūsų tikėjimas ir mūsų mintis sutelktos į Dievą, mes gaunam ramybę, mes gaunam atsakymus, mes gaunam sprendimus, tada tie dalykai atėję aplink mus, tas bizekas, taip vadinamas gyvenimo, jisai netampa pasaulio rūpesčiu, kuris užgožia Dievo žodžio sėklą. Aš va prie šito norėjau ir privesti. Aš tvirtai nesutinku su teiginiu, kad tiesiog žmogus, kuris gyvena užimtą gyvenimą, kad būtinai jau jis yra vadinasi trečia dirba. Aš su tuom nesutinku. Todėl, kad gyvenimas nutinka visiems iš mūsų. Ir ypač reikia prisiminti, kad ne visi žmonės yra pasirinkę viengungystę. Daugelis sukūrė šeimas, daugelis tikinčių žmonių sukūrė šeimas. O ten, kur šeima, kur vaikai, kur namų ūkis, tenai visą laiką atrodytų bus rūpesčių. Bet tai nėra rūpesčiai. Tai yra dalykai, kurie tau tiesiog nutinka. Tai yra gyvenimas nutinka. Ir tu juos turi tiesiog kažkaip išspręsti. Išsortint, dar mano vyras mėgsta sakyti. Tai dar nėra pasaulio rūpesčiai. Jeigu tavo tuose dalykuose, vidury tų dalykų, jeigu tavo tikėjimas, tavo žvilgsnis, tavo mintis yra sutelktos į Dievą, tai net rinkdamas kokius Kolorado vabalus nuo savo bulvių, o nesėdėdamas prie Dievo žodžio, tu tada esi tobuloje ramybėje ir geram santykėje su Dievu ir tavo dirva yra švari. Ir nesvarbu, kad kitas apleidęs savo bulves nerenka Kolorado vabalų, o nuėjo kažkur, užsidarė ir galvoja, kad Kolorado vabalai patys susirinks nuo bulvių. Esmė yra tavo širdis. Tai pirmiausia reikia pasirūpinti, kad tavo širdis, tavo mintys būtų nukreiptos į Dievą ir tavo tikėjimas tvirtas ir sutelktas į Dievą. O tada visa kita susidėlio savaime. Bet dėja, su šita dalimi dar viskas nesibaigė. Dar yra du stiprus priešai,
kurie nustelbė Dievo žodį. Tai tada apie juos, vadinasi, kalbėsime kitame įraše. Būkite pilnai palaiminti.